Hey, what's good people? Sveiki atvykę naują video. Dabar turim 3,5 savaitės po Europos čempionato. Ką tik turėjom squatus, benchą ir deadlifto primary workout. Viskas jau po truputį grįžta į savo vėžes. Pirmos savaitės po varžybų arba po kažkokio tai periodo, kuomet reikia mažinti krūvį savo, įprastai tai būna tokios kinda off, bet dabar jau jaučiuosi, kad ir technika grįžta ir jėga, aišku, grįžta jau irgi savo, galima sakyti, primą netgi. Tokie keli issues, pavyzdžiui, su squatu dabar, kad leidžiantis būtent į apačią squato apačioj kažkiek sujaučiu hipsus, ko niekada anksčiau gyvenime nesujautęs, toks diskomfortas atrodo. Tai dirbsim šitą dalyką ir žiūrėsim, kas galėjo turėti tam įtakos, nes per varžybas arba per pačius workoutus kaip ir nieko niekada nepajaučiau, kad būtų kažkoks sharp skausmas ir panašiai, tai tas dalykas dalinai turi įtakos mano gilių dabar. Kas susiję dar dėl varžybų ir dalyvavimo juose, tai galimai kitais metais manęs varžybose nematysit, bet ne dėl to, kad ar tai dingsta motyvacija ar dar kažkas, bet paprasčiausiai dėl to, kad noriu pasakyti, kuo įmanoma daugiau laiko bildinimui, kuo įmanoma daugiau laiko treniruotis, kelt savo jėgą treniruotis, mes tiesiog tobulėjam treniruotis. Ką darom per varžybas, tai realiai mes tiesiog pademonstruojam tą, ką uždirbam, galima sakyti. O treniruotės ir yra tas visas augimas. Tai tiesiog noriu pasakyti, kuo įmanoma daugiau laiko augimui, nes šitam sporte save matau dar ilgus metus. Tai tiesiog ta tranzicija iš jaunimo amžiaus grupės į Open tokia ganėtinai gali būti sunki pasirodyti. Tai dėl tos priežasties ir noriu, ta prasme, kuo įmanoma daugiau laiko buildint, kelt savo jėgą, jos galbūt per daugiausiai nerodyt ir viskas. Tai pasibaigė labai toks gražus etapas jaunimo amžiaus grupė, tai manau, kad išsinešta 100% viskas, ką buvo įmanoma išsinešti iš būtent šitų metų ir dabar laukiu suaugusių amžiaus grupė, kas yra visiškai insane. Atrodo, žiūrėsiu, kad pradėjau, realiai triko visiškai neseniai, buvo jaunimo amžiaus grupė. Buvo jaunimo amžiaus grupė, dabar jaunimas, jau dabar Open. Ta prasme, labai greitai tas laikas eina ir žiauriai dėkingas esu, aišku, už viską, kas nutiko per šitus metus, bet tiesiog darau tai vienas toks reality checkas, kad, ta prasme, laikas žiauriai greitai eina. Ir mes turim tiesiog
labai produktyviai tą laiką išnaudoti, jeigu norim pasiekti savo potencialą. Toks update'as, dabar varom valgyti.